Dabar mes randamės va šitoje atkarpoj ir mes pasižiūrėsim, kaip šitos atkarpos žmonės, kokių jie turėtų išvažiavimo, jeigu, sakysime, būtų pridengta ta pavojinga tiesia linija Utenos gatvėje, kurioje būtent ir įsibėgėjimo. Tada mes gal pabandykime važiuoti ir pasižiūrėti. Šiuo metu mes radamės va šitoj pusėj ir mes, reiškia, važiuosim į link prekybos centro Rimi, link Šiaurės prospekto. Tai yra du variantai, kaip pavažiuoti. Reiškia, va taip ir va taip. Nu, tai pabandykim du variantus. Jo, važiuokime mes 20 km greičiu, neviršykim, viskas kaip tvarkingai. Nes yra, matote, pastabų, kad neišeis pasisukti, kam nepatinka. Taip pat gaunasi šita įsibėgėjimo linija, bet jinai turi posūkius. Galima būtų paskui galvoti, kad kažkokia tai gatvė, žiūrėsim kokią ar šitą pridengti galbūt ženklais, kad tik skirta tos atkarpos gatvės gyventi. Bet tai sekantis veiksmas, tai pasukime tada į dešinę. O važiuosim atgal jau to tiesių, reiškia. Jau. Šiaip žmogus, taip, tai va matot, kas yra realybė tokia, kad keliasdešimt sankryžų ir tikrai ne visi laikosi tų. Bet, kaip sakant, nebuvo niekam, ne, kada greičiai mažai, tai tos problemos nėra. Va, dabar mes pasisuksime į kairę. Matote, atkarpa tokia, kurioje nelabai įsibėgėsi. Labai trumpas atkarpos. Bet tai jeigu, sakykime, kalba, kad ir tokio atkarpoj, tai gal vieną tik kalnelį uždėti, bet ne keliasdešimt gatvėj. Tai mes gal tada ties Rimi privažiuokime, sustokime ir apsisuksim atsargiai. Čia yra pagrindinis jau, taip žiūrim. Tada mes darom. Dabar mes važiavom taip, o dabar mes važiuosim taip, iki šitų gyventojų atkarpos, kur jie gyvena. O čia. Gerai, važiuokim tada. Neskubėkit, 20, viskas. Dabar į dešinį. Į kairę. Ir mūsų filmavimas rodo, kiek mes minučių važiavom. Ir įvertinus, kiek važiuotų žmogus, jeigu tai būtų kalneliais apklotų Utenos gatvė, kad žmonės iš tikrųjų prieštarautų turėti tokią tranzitinę gatvę, tokią atkarpą su visą kalneliais, bet netgi palyginimas tas yra, kad skaičiai, žinokite, akivaizdus. Tokiu būdu išvengiamas ilgos atkarpos įsibėgėti ir tranzitiniam srautui, kuris ne vietinis. Tai mes kažkur tai čia sustokime Lietuvos gatvėj. Na, kažkur tai čia. Va, tai šitą atkarpą, į kurią mes norėjom patekti.